Hello. Taigi 2023 metų spalio 20 diena ir mes pradedam ruoštis 24 metų sezonui. Mašinėlė pradėta dėt, pilnai ardom lauk, pjaunam stiklus. Nebėra firewallo, bus kitoks. Tai va, tokios tokelės, važiuojam. Spalio 27, taip atrodo mašina. Realiai išsimetėm visus, karočią, metalus nereikalingus, kurie buvo palikti dėl to, kad buvo tik rollbaras. Vienu žodžiu viską išvalėm. Čia dar irgi reikės išvalyti viską. Akumo laikikliai išimt. Realiai bandysim ir sėdynės laikiklius įsidėti kitus. O keleivių paliksim originalius. Shifteris out. Vienu žodžiu liko rankina padėti šoną, kad nesimaišytų lankam dėt. Ir didžiausias rebusas tai yra kuro bakas. Nes duslintuvas taip padarytas. Gal kada parodysiu. Kažkiek gal. Nu jo, vienu žodžiu yra varžtas po kairę, yra varžtas po dešinę. Tie atsisuko ir yra dar vienas varžtas ten va, grinai per vidurį, kur nei per vamzdį, nei per nieką negaliu prieiti. Tai spręsim tą rebusą kažkaip. Teisingai visą pravodkę išsiėmiau. Tai bus įdomu atgal susidėti. Nes ten kaip ir labai greitai viskas paukšt, atsijungiau, kažkaip protingai buvau padaręs, ką dariau prieš tai. Nu tai va, tiek žinių, stogo irgi neturim, langų neturim, dar čia per langą, kai nepjoviau lango, kai dariau prieš tai, dar neišskustos smalos pilnai, tai tas smalas irgi reikės išimti. Nu, tiek žinių, in progress, kaip sakant. Hello. Lapkričio 25 diena. Mašinos, kaip mato, dar nėra. Tai toliau darbuojamės prie bodžio. Neskubant, realiai po biškį šveičiamės. Tiesiog norisi atsišviežinti, atsinaujinti kitam sezonui. Susitvarkyti tai, kas buvo sulaužyta, o buvo sulaužyta tikrai nemažai. Tai va, susitvarkiau dažymo kamerą biškį. Išsinešėm visas nereikalingus daiktus. Kas buvo čia realiai mūsų sandėliai sezono metu, ne sezono metu, tai dažymo kamera, kur bandysim dažyti savo dalis. Čia yra paruoštas stiklo audinio duris, realiai išpjautos skylės viskam, kam reikia. Tiek veidrodžiam, tiek durų laikliam, pinom, rankenėlėm ir panašiai. Realiai gal turbūt tik tai reikės biškį prasišveist. Irgi pačias duris, nu, susišiaušti. Kad kažkiek tais geriau kibtų dažai, matysim. Šiaip iš tikrųjų būtų gal ir pravartu jas klijuoti, nes šiaip pakankamai jos nėra kietos. Minkštos tai kiekvieno atveju, jeigu kažkas pavėjas atrems, a ne čempionai. Tai manau, kad bus dažų skilinėjimas. Tai va, tiek žinių, karočią, einam šveist, einam dirbti ir pasimatom kitam kadre. Aš nežinau, ar tęsiu toliau vardinimo dienom, ar kaip darysiu, bet kažką sugalvosiu. Tai šiuo atveju dabar tiesiog einu šveist, dabar šveičiam kapotą ir žiūrim, kas darosi toliau.
Nu vakaro, čia kapotas kaip ir sušveistas. Lipdukai kartu su dažais nuėjo. Visur tokie prieš tai dažant nebuvau nieko čia per daug tvarkęs. Tiesiog sušiaušiau ir nupučiau. Bet pagal planą gruntuoti ir dažyti. Tai va tiek šiandien. Gruodžio 6 dienos vakaras. Kaip matot, dar kemšo neturiu pas save garaže. Dar vis dedasi lankus, tai jau mėnesis, kaip jisai yra išvežtas. Tikėkime, labai gerai bus padaryta, nes jau biškai, galima sakyti, laukiu. Reikėtų judinti su darbais, nes taip atrodo gruodžio 6, bet to laiko pagal tai, kokį planą turiu sudėliojęs, dar yra tikrai nemažai darbo. Tai šiai dienai galiu parodyti, kiek visko pasiruošėm dažymui. Tai va, mūsų dažymo kamerai. Biški duris sušiauštos, slenkščiai, sparnai, priekinis buferis, kapotas. O per kamerą kaip blizga. Ai, ne blizga, balta. Ir dar vienas slenkstis. Tai vienu žodžiu, šitos detalės yra paruoštas dažymui. Dar laukiam kitą savaitę, turėtų pasirodyti abu du galiniai ketvirčiai. Galinė ta juosta, kur suriša galinius ketvirčius, ir galinis buferis. Tai tuos ten irgi realiai, kai naujos dalis tik sušiaušt, tada nežinau kaip dažyti, sąlyginai biški taip atsiprašant tingiu. Tai nes dar tikrai labai daug darbo laukia, dar pamatysit, kaip plytą išiminėjau, tada pamatysit, kaip veškę parsivežu. Jo, bus veškė, bus šį sezoną veškė, tai matysim, kaip ten seksis mum ją pasileidinė. Paliksiu gal biškį intrigą, kokie ta veškė atvažiuoja, bet sąlyginai galite rašyti komentarus ir paspręsit jūs, kaip jum atrodo, kokie veškė nuguls į agurkėlį. Toliau planas važiuoti, daryti dažus. Tik dar intensyviai galvoju, ar aš noriu tas detalės gruntuoti ar nenoriu. Bet jaučiu, kad gal reikėtų. Tai tam kartui tiek. Pasimatom kitam epizode arba kitam kadre. Nežinau, kaip sugalvosiu čia viską sulipdyti. Tai iki greit.